Sveiki! Kiekvienas planetos gyventojas, nepriklausomai nuo to, kokiame žemyne jis gimė, mes visi, ir aš, ir jūs, turime lygiai laiko. Lygiai 24 valandas per parą. Kiekvienas Žemės planetos gyventojas. Nuostabu. Tačiau aš labai dažnai girdžiu tokią frazę. Ne, aš neturiu laiko. Arba, jeigu aš turėčiau daugiau laiko, tai pasiekčiau tą, tai padaryčiau tą. Bet laiko mes turim visi vienodai, o rezultatus turime skirtingus. Nuo ko reikėtų pradėti valdant savo laiką? Surasti tuos momentus, kur mes iššvaistom jį. Ar mes skrolinam Facebook'e, reikia, nereikia. Ar mes nuolat dežuruojame, budime prie mailo ir puolame atsakyti į kiekvieną gautą laišką arba jį perskaityti, taip sustabdydami savo inerciją kažkokiame svarbiame darbe. Galbūt mes net neturime veiklos plano ir užuot skyrę 5 minutės ryte suplanuoti darbų seką ir svarbiausius darbus turėti visą laiką po ranka ir stengtis pirmoje dienos pusėje juos įgyvendinti. Blaškomės, bandydami prisiminti, kasgi svarbaus šiandien privalu padaryti, kad tik nepamiršti. Įvairiausi metodai, kuriuos reikėtų surasti ir pritaikyti savo ir sutaupyti ne 1 valandą paroje. Na, esminis dalykas yra tas, kad laiko stygius yra mūsų galvoje. Kai tik mes panorėsime, mes laiko turėsime viskam. Todėl linkiu norėti ir turėti laiką savo norams įgyvendinti. Su jumis buvo Jolanta iš turtingamoteris.lt. Iki kitų susitikimų mano video.